Sveiki, aš esu Loreta Mažonė, gyvenu Alytuje su vyru Edmundu ir šuniu Kiviu. Kivis štai mūsų šuo. Edmundu dabar jūs negalite pamatyti, bet jis kartais būna vloguose, o dabar negalite pamatyti dėl to, kad jis operatorius filmuoja. Mes dabar išėjom pasivaikščioti prie Nemuno, Panemunė vadinama, ir čia labai visai nėra žmonių, nes truputį lašnoja ir iš vis oras nelabai geras, tai mes kaip ir vieni ir Kivį už tai atrišę paleidžiam, kad palakstytų. Taigi, jeigu jums patinka vlogai, kuriuose pasakojamas kasdieninis gyvenimas, kur tiesiog rodoma, ką veiki, o ne kažkokias gilias temas gvildena, tai pavyzdžiui, kartais pareklamuoju ir knygą, bet čia reikia turėti tą knygą, kai turiu pareklamuoju, kaip neturiu nereklamuoju. Tai kiekvienas vlogas trunka 15 maždaug minučių ir kas telpa jame, tas telpa. Rodo ir kaip valgyti darau, ir kaip tvarkausi, ir kaip viską kasdienybė tiesiog. Tai va dabar keliausim toliau, mes nuėjom maždaug pusę savo maršruto, apie 5 kilometrus ir dar liko 3 kilometrai iki namų. Tai va, būsim sudeginę apie 500 kalorijų. Tas yra svarbiausia, aš esu apkaunė ir noriu numesti svorą, bet nelabai sekasi. Tai va, kas žino, kas jau seniai žiūri vlogus, tai jau žino visus maršrutus. Čia yra Panemunės maršrutas. Mes vaikštom labai daug, nes mūsų šuo yra, panašu, kad yra truputį haskio turi DNR. O žinot, haskiai labai judrus, jam reikia lakstyti, dūkti ir taip toliau. Mūsų Kivis gana daug šokinėja, bėgioja, nors jam jau yra 8 metai. Tiksliau greitai sueis, dabar yra 14 lapkričio, o lapkričio 22 Kiviui 8 metukai sueina. Tai va, tai dabar iki kito video. Pradėjome pagaliau, turbūt nuėjom 8 km, aš net pažiūrėsiu. Mes turėjom kažkur nueiti 8. Nes šitas maršrutas yra ne vienintelį kartą eitas ir būna apie, taip, 350 metrų. 8 km ir 350 metrų. Ir kaip žinot, buvo truputį lietus, mes ėjom su gobtuvais. Gobtuvas yra kapišonas, jei kas nežinot, bet turbūt visi žinot. Ir žinot, kai būna šlapia, tai Kivis eidamas pėdutėmis apsitaško pilviuką. Tai dabar jisai žino, kas jo laukia, jis labai nemėgsta maudinių, bet aš jo viso neprausiu, aš jam tik nuplausiu, dušu nuliesiu pilviuką ir jis jau pats eina, matot, šoks. Op, op, op. Va, iššoko gerasis Kiviukas ir aš tiesiog jam paleisiu dušą šiltą. Ne, sako vyras petnešas, tai aš geriau žinau, ne pirmą kartą prausiu. Noriu vandenį sureguliuoti. Žinau. Nežinau, ar čia matot, kaip Kivį kankinu. Jis visas susigūžęs nabagas. Nuėmų pavadyti petnešomis ir tiesiog ar jam ne per karštą. Dabar gerai. Tai tiesiog tas sutras, nes jos tik apvarvėja. Nieko ypatingo nenuvo, vaikas gerai stovi. Tik įstojęs gerai. Nu, apsisuk kitą pusytę. Kiviukai. Apsisuk. Kivi. O, biškai negražiai pasielgiau su Kiviu, net gaila. Bet taip reikėjo Kiviukui, nepyk, mažiukai. Viskas dabar tik tai išuostyt. Pilva. Mes turim jam, kuriuo šluostom. O kur jisai dabar yra mėlynas. Tai va čia yra jo rankšluostukas. Pilviuką išluostysim. O nereiks plauti, nes vaikas smėlio prineš. Bėk, op.
viskas laimingas, patenkintas ir mes patenkinti, dabar nusipurtę, aišku, aptaškę visus veidrodžius, kurie yra iki žemės, reiks valyti, rytoj valysiu šiandien ne, o man reikės išplauti vonę. Na taip, na ką, iki kito video. Taigi stoviu prie keptuvės kaip įkalinta, nes žinot, kai su aliejum kepi blynus, tai reikia stovėti, nes paskui prisvyla ir štai kaip gražiai apkepė aliejų, visada gražiai apskrunda, bet aš šiaip čia vyrui kepu, nes aš labiau mėgstu be aliejaus, tik kad jie būna tokie sausokiai, o neišeina persti normaliai, nu bet gražus blynaičiai gavosi, gal bus ir skanus, tikėkimės. Pyliau daug pieno, kad būtų skanesnė, aišku, vandens įpyliau, nes čia iš tiek tešlos tik tai kepu. Čia didelis dubuo, todėl gali atrodyti, kad jos labai mažai, bet iš tikrųjų čia jau antrą keptuvę kepu blynaičių. Štai. Tai va, tiek. Pasimatysim vėliau. Štai vėl pasirodau, šį kartą mes esame išėję iš namų, pasivaikščioti, atėjom į miesto kraštą, nu ne visai dar kraštas, pramonės rajonas ir tada jau miestas baigėsi. Tai va, atėjom su Kiviu ir mes čia matot aptverti esam, o aptverti esam dėl to, kad čia yra šunims skirtas palakstymo tokia aikštelė. Bet čia buvo kažkada sodyba, nes yra obelų. Ir mes kažkada buvom prisirinkę iš čia obuolių, yra vloge nufilmuota kažkuriam labai senam. Ir čia tikrai buvo sodyba su senom, skaniom, su gerų veislių obuoliais. Ir paskui, aišku, čia sugriovė tą namelį, o obelys liko. Tai va, mes dabar eisim į pramonės mikrorajoną, nors čia jau gal ir laikoma pramonės mikrorajonu, nes kirtom gatvę. Šitoj anoj pusėje turbūt yra Putinai, kur mes gyvename, o šitoj jau pusėje gatvės yra pramonės mikrorajonas. Kivis čia šitam garde šunų slepiasi, žiūri, tik stebi, bet nelaksto, nedūksta, nenori žaisti nieko, tai mums kažkaip ir neapsimoka čia ilgai būti, tik kad pailsėti ant suoliuko ir dabar už tai keliamės. Ir eisime, nes ir man atrodo, kad kažką pamiršau pasakyti, kažką dar turėjau pasakyti, aš tai paklausiau operatoriaus, viską pasakiau. Jo, tai va, prieš kelias dienas čia buvo daug sniego, nu, pas mus nedaug, mes Dzūkijoje nedaug turėjom sniego, bet vis tiek jisai jau ištirpęs, o žolė dar pagal tokį orą žaliuoja. Ir sako, kad ilgai dabar nebus žiemos, bus vėl ruduo. Tai man ruduo labiau patinka negu žiema, kur ypač kai tirpsta sniegas. Tai tokiu, va, Kivis jau pradėjo uostinėti, jau užsiėmimų rado, kai jau mes ruošiamės eiti. Tai va, tai pas mus ne taip, labiau šiauriai ir vakaruose sniego, prie sniego tenka žmonės, kas sniegą turėjo. Pas mus tiesiog buvo sniego iki kaip bato aulinuko viršaus, bet labai greit ištirpo, nes gal tik vieną dieną tas sniegas normaliai ir pasilaikė, paskui tirpo ir paskui visai ištirpo. Tai va, dabar einam į pramonę, jeigu ką įdomus rasim, ten parodysim, o man reikia prisirišti Kivį ir keliauti su šeima, nes dabar kaip visada operatorius yra vyras. Mes dabar esame prie Lidlo, ką tik vyras išėjo iš Lidlo, jis čia pirko štai šitų vitaminų gėrimo, 12 vienetų ir taip pat nupirko, aš labai užsimaniau barščių sriubos, bet aš nemėgstu virtų burokėlių barščių sriubos. Tai nupirko vyras, mes su Kiviu lauke laukiam burokėlių marinuotų, turbūt smulkinti burokėlius obuolių sultinis. Su obuolių sultinis labai skanu bus ir virsiu barščių sriubą. Ir taip pat čia buvom prieš tai švaros prekėse, tai nupirko dvi pakuotės šitų dažų. Aš dažau visą laiką Garnier Color Naturals ir dvi pakuotės man dėl to, kad jau plaukai ilgi ir vienos neužtenka. Nes kai dažau šaknis, tai vis tiek reikia nudažyti ir visus plaukus. Ir dar va, ten maišas išeina, bet negaliu parodyti, nes ten labai daug ir aš manau, kad ten yra patalinė. Tai nebent namuose parodysiu, jau kai apvilksiu patalais. Tai tada ką ten parodysiu
išpakavus namuose, nes čia išpakuosiu ir nėra kur dėti. Kaip mato, šitą maišelį netelpa, tai reikės nešti šitą maišelį ir tą maišelį po pažasčią. Tai va, tai ir dabar keliausim, jau viską apėjom, nes padarėm ratą. Šitą buvo, ten nematysit, iki bažnyčios beveik reikėjo, apsukom ratą ir dabar pareisim namo gal pro polikliniką ir viskas. Ir tada namuose parodysiu, kas ten tam šeino siuntinyje. Iki kito vaizdo įrašo. Aš esu šlapia, nes kaip visada po grįžimo namo negaliu veido nusivalyti, nes makiažas, bet visą laiką išpila karštis. Kai grįžti iš šiltai apsirengus ir šitą atsėdi tada jau. Ir tada išmuša karštis. Prakaitas tiksliau. Čia yra, kaip suprantu, antklodė viengulė. Ai, čia išeino. Pirkau truputį patarį, nes čia viengulė antklodė, tai čia vyrui. Matote, mes miegojom su vyru anksčiau po dvigulę antklodę, viena. Ir paskui pasidarė nepatogu, nes vienas nuo kito nutraukiam, tai aš pradėjau gulėti po to dvigulę antklodę, o vyras po viengulę. Ir man gerai, nes man tada nesvarbu, kur kraštas, kur priekis, nes dvigulė antklodė yra lygiai 2 metrai. O jau ten to, tai reikia žiūrėti, kad neusiklotum skersai. Tai va, čia tokia, nupirkau tokių pagalviukų. Svetainėje va šitiems sofa mato tokios panašios spalvos. Tik tai, va, jie įdomu, čia šitiems mažyčiams, bet čia jų nėra, nes jie yra padėti, bet čia gal ne tam naudosim, nes tikrai labai mėly. Jau kokie faini. Čia megztuko tokio norėčiau visai. Nu, va tokia. Bet aš čia planavau dėti šitiems mažiems pagaliukams, tik tai susiūti, nes neradau dydžio. Siūti rankom galima susiūti į vidų. Jis sako, čia didelėms pagalvėms. Arba sako, čia toms didelėms, kur rodo Edmundas dabar filmuoja. Tai tada, bet tada ilgis per, va mes Edmundu čia diskutuojam, ilgis per trumpas. Aš buvau mažytėm čia parengus. Taip, dabar kas čia yra turbūt pagalvėms. Tai va čia va buvo skirta mažoms, man atrodo. Aš skaičiau pagal čia mažytės pagalvytės užvalkalas. Va. Tai kaip tik va šitai, kur dabar parodysiu, štai tokiai. Atvilkti tokią. Tai kaip tik. Ir dabar ką dar turim 2 vienodus, 3 vienodus. Taip. Tai tie pukučiai, tai 3 vienodi, o čia turėtų būti paklodė. Mūsų lova kokia, pasakyk, Edmundai. Paklodė 200 ant 200. Su kampais nupirkau paklodę. Nes ta, kur labai nuslinksta, tai jo kampai 200 ant 200. Tai va, tai jinai užsilenks ant kampų, žodžiu. Čia kaip parodyti, negaliu, čia viena pusė yra pilksva tokia, o kita pusė tamsiai pilka, tai ta geroji, kuri išorė, tai tamsiai pilka. Bet jau čia nežinau, reikėtų pirmiausia aprengti ir tada pasižiūrėti, kaip atrodo. Nes tu pamatuot vis tiek neaprengus patalį, nes neišės pamatuot. Tai va, tokias prekės, o kitas, pavyzdžiui, esu užsisakius prijuostę gaminant valgyt, kad neapsiterliuočiau, nes aš pastovai prie kriauklės, va čia apsiterliuoju pilvą, tai ten užstrigo ir dabar dar tik Olandijoje, nors tai jau gavau po to prieš užsisakymą. Tiksliau, kai užsisakiau, tai jau gavau po to užsakytas 2 prekes. Tai va tiek. Na ką, tada iki kito vaizdo klipo, dabar truputį mes pailsėsim ir paskui eisim dirbti ir parodysiu, kokias žvakes aš darau. Kaip ir sakiau, darau žvakes. Štai iš Šeino užsisakiau deglus. Jeigu jie tai... O atsiprašau, atsirugau. Daktis, nes deglais nevadinam. Deglai yra kitkas. Tokius su metaliuku čia reikėtų dėti į patį dugną, bet čia žvakė nėra iki dugno neišdegus. Tiesiog dar neišmokau daryti, įdedi. Tada yra vaško, galima jį ir dažyti.
ten kas norit su dažais tais maistiniais, arba kvapų dar įdėti. Ir tada paimu, būtų geriau, kad dėžutėje būtų, ne maišelėje, pribyrės man į lėkštutę. Ir va taip va. Ir reikia truputį suspausti, nes jinai yra sutarkuota, kaip suprantu. Šitą degti į vidurį ir suspaudžiu šiek tiek, kad pilnas. Ir degtis, man atrodo, nelabai gera vietoje per pusę žvakės, bet aš nieko negalėjau padaryti, kadangi jau čia buvo žvakė. Čia dabar iš šito padėkliuko reikia išimti ir pribaršiau. Ir dabar mano vaškuotos rankos. Ir ką, bet aš jums noriu parodyti iki pabaigos, o nebėgti rankų valytis. Ir štai va čia uždeg. Iš tikrųjų šitą vašką reikėtų tirpdyti, įdėti dagtį į tuščią stikliuką ir tada ištirpintą vašką užpilti aplinkui dagtį ir tada uždegti, kai atvės. O abu štai gerai užsidegė ir jisai sudegs iki šito, aišku, iki žvakės, bet degs ir toliau. Ir tai yra mano gamybos žvakutė. Štai, čia tokia žvakidė, taip pačiai nepirkau, visko prisipirkau ir dabar turiu tokį hobį, nepirkti žvakės, o pasidaryti. Kam man jokio skirtumo, nebūtina, kad jos kvepėtų, jos be kvapo, bet galima įpilti eterinio aliejaus. Ir aš čia tiesiog į kitą sudegusią žvakės indelį įdėjau. Taip pat galite, va čia buvo žvakė, mato, čia paprastas yra puodelis. Stiklinis puodelis, aš jį padariau žvakidę, nes aš kažkada iš ją labai mėgau gerti, bet paskui aš įsigijau naują, su rankenėlė, man patogiau paimti. Tai šitą padariau žvakidę tiksliau. Tai va, tai dabar, kam patiko šitas blogas, paspauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, komentuokite, galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę Vlogerė Loreta Mažonė. Parodau viską parodyta, tai rasite tikrai. Ate!